Как это называется? Гвоздь? Как? Винис. Šitą vinis suklėja. Ir kada jūs galvutę mažą ir vytašit nereально. Gera reklama klijų. Labas rytas. Mergaitės grįžo po sportą, kaip sportas buvo. Gerai treneris nukankina? Labai, iki galo. Ką reikia sakyti? Ačiū. Treneriui. Spėkit, kas nutiko. Kavą išpino. Atsiprašant. Ok, su kuriuo čia važiuosim. Čia selo bajeris gaunas. Eni beni tiki taki. Su kokiu čia vėjų šiandien važiuoti reikės. Ten benečių važiuosiu su tavim. Opa. Nu, audrelio. Labai džiaugiuosi. Po 4 mėnesių, gal net daugiau laukimo, pagaliau į namą atkeliauja vitrina. Ir ne tik vitrina, ir šiandien taip gavos, kad suvažiuoja daugiau statybininkų, dar tokią durų angą reikia pakoreguoti į 1,5 centimetrais, nes biškutį neatitinka, bet žodžiu, visi suvažiuoja šiandien, kelsim langus, kelsim brėmą, viską sustatysim ir žiūrėsim, kaip viskas atrodo. Vos neužmiršau pasakyti vieną svarbaus dalyko, šiandien mūsų vloge vyksta konkursas ir galit laimėti 20 eurų vertės toną, pavalgyt Pasvalio kempingo kavinėse. Tai labai paprasta. Žiūrėkit vlogą. Kažkur vieną sekundę, o gal net iki 1 sekundės užsidegs raidytės su trumpa informacija, ką reikia padaryti. Galiu pasakyti, kad užduotis bus labai paprasta, susijusi su komentavimu ir daugiau nieko nereikės daryti. Laimėtojas bus išrinktas sekančiam vloge, pačioj pradžioj. Va, kaip profesionaliai prie pat privažiavę, atrodo, kad ir drėgna, bet vis tiek. Plans dabar toks, atsistosim čia. Ok. Kažkaip čia prisirišim. Gerai! Super. Čiki piki. Tai man dabar su lapkiam privažiuoti už kurios vietos im? Ai, va taip, va pačioj. Taip, aš dabar neatlaidysiu ten nieko, tik apatinę atleidžiu, kad tu galėtum. Supratau. Mes praeitą kartą viršutinius taškus kabinom. Ne, man rodnok, aš čia šitik niši ir niekur nedingsinai. Labas rytas. Labas rytas suraitytas. Ką norit pasakyti visiems? Hai? Hai visiems. Čia palauk, čia ką neatsiprašau. Ne, čia tą nereik, bet tą reik. Viršutinis. Čia yra, ne? 1, 2, 3. Oi, laisvas. Gerai, nebenešk arčiau, nebenešk kustų. Ten ant medžio, ne, pastav? Ne. Pakiš. O te. Mūsų dabar darbas yra tą sieną nuimti, nes čia yra būtent ta niša va šitam langui. Buvom padarę taip, kad apšilinti tiesiog. Tai va, o šiandien darbas yra ne tik langas statybų rubrikoje, bet dar ir yra duris šiandien numatyta. Duris šiaip pagal projektą turėjo būti nuo šitos vietos kažkur prasidėti. Ir dabar yra tokia problema, kad biškios pasitraukia taip. Ir yra problema, kad čia nebetelpa sumontuoti
Čia turėtų iš vienos pusės spinta būti, iš kitos pusės kažkokia tai įranga, ar orkaitė, ar indaplovė, ar kažkas. Ir jeigu du sudedi, jau nebetelpa. O plius dar turi eiti tokia butaforinė senelė. Tai žodžiu, darbo turbūt bus, vyrai planuoja per vieną dieną padaryti. Audrelis bus darbų prižiūrėtojas, techninė priežiūra konkrečiai. Atvažiuoja statytai. Tie du žmonės per 1,5 mėnesio pastatė namą. Galite įsivaizduoti? Du žmonės. Pasiilgę vienas kito. Labas, labas. Kaip gyvenat? Привет, нормально. Привет. Labas, labas. Историческую съемку идешь. Уже не видишь. Вот, 670 до края, до этого, до дверного проема. Reikia gerą, užpatentuotą šildymą dabar naikint ir perstatyti į kitą viečikę. Tai ką čia, 30 minučių ir bus įdėta? Valanda kokia? Ane? Ar sunku tokį langą montuoti? Ne, nesunku. Pigiau grybo. Taip. Tikrai ne. Profai, meistrai profai. Viskas lengva, nesunku. Čia atėjo 2 stiklai, paketai. Tai 2 stiklai dėsis va į tą rėmą. Tai vienas stikliukas 400 kg sveria. O čia ant smūgio bus ir duris perkeltas. Praeitą kartą jau viską pasiruošėm, pasidarėm, susitepė. Ir jau kelt rėmą reikėjo, keliam rėmą. Per didelis, 30 cm. Eiktas savo. Nu, ten gamybos klaida buvo. Tai vėl reikėjo fūrą siūst atgal, tralą kelt, langus, nu žodžiu. Tai va čia dar seni tie langai stovi. Tai reikėjo pergaminti viską, tai tos vitrinos nebetinka. Labas, kaimynė. Galingus stiklai, brali. Kaip gyvenat? Dėka, pabiškiai, sakau, žiais aplankyti. Super. Labas rytas. Labryt. Gerbiamas direktorė. Labryt. Kaip jūs gyvenat? Vis geriau. Labas. Darbo vykdytojais. Sveiki. Matavat aukštas. Aukštas matavat. Nepatekėsi, matavom. Gerai. Tikrai jo. Viskas čiki. Wow. Ne, sakė taip per visą gyvenimo istoriją, tik tai antras kartas. Įsivaizduoji? Tvarkelė, tuoj. Tai gerai. Jums reikia iš kartą čia galą duoti, ne į tą pusę. O, labai gerai. Gerai, pasitraukiam. Nereikia pamačiuoti, čia padėsim nesimuoti. Gerai, labai gerai. Tai šitas dabar jau viskas, šitas dėsis iš išorės. Jo, tas iš lauko, tas iš vidaus. Dabar atpjovė tokį gabalą. Gabalas įsiims, pasitrauks į tą pusę. Ranga pasikeis. Nepadėk. Kel. Bum. Kas čia tokie statė tą namą? Per daug gerai suvarė. Как это называется? Гвоздь как? Винис. Щита винис влияет. И когда jūs galvutį mažą, ir вытащить нереально. Клея ir viskas. Ir ты тащишь молотком, ты nulis и все. Ir tik клеяешь, brusiukas. Čia gera reklama klijų. Kalbėjom su vyrais. Sako, per mėnesį po 2 langus susproksta. Bet sako, nu taip, po 1-2 langus panašiai. Bet sako, dažniausiai tokie langai nesproksta, nes sako, jį neši labai išsigant, sako, atsargiai daug žmonių neša. Dažniausiai, sako, susprogdini tos mažus, pigius langus. Sako, atrodo, nieko čia nėra, kliūna kažkur kampelis ir
sproksta iš karto. O, gerai. Viskas gerai. Gerai, viskas. Tikslajus, tekalom, suskas, pravom. Pakeilinsiu turėmės, nebus. O kaip tu ten pasakai, sakei, kad užgriuvo langas ir rakiklis slavai. Gerai, iškirpsim šitą. Klinas, gal. Čia dabar toks tvirtinimas pasidarys, jis stato čia tie pagaliai ir tada į tą pusę persikelia tas sypas. Ir... Sienikė, vat ir yra. Viskas, anga perkelta. Super, viskas čiki-piki. Trumpai papasakosiu, kas čia per įmonę. Tai iš tikrųjų sip.lt, vadovas Olegas. Vienareikšmiškai pasakyti, jeigu 10 balų už servisą, už projektavimus, visus darbus, viską. Nes namo projektas buvo pirktas iš jų, kartu su įsbrėžiniais, su viskuo. Aišku, mes dar prilipdėm tokį nestandartinį garažą. Ir dabar, kad ir turėjom problemą su tom durim, kurias reikėjo vis dėlto perkelt, dvejojom, gal čia neperkelinė, gal įtilpsim, bet kadangi vis dėlto neįtalpa spinta kartu su virtuvinė ten įranga, tai reikėjo pakoreguoti tą durų vietą. Kaip matėt, nėra problemos. Namas yra 120 kvadratų, garažas yra 140 kvadratų, tai visą šitą junginį kartu su stogu, su viskuo pastatė per 1,5 mėnesio laiko. Kažkur taip užtruko. Bet tai čia 1,5 mėnesio. Tai čia su pertraukom, savaitgaliais ir noriu pasakyti, statė tik 2 žmonės. Su Olegu, kai kalbėjau, tai sakė, yra va tokį sypinį pastatę per savaitę laiko. Tai va, išvažiavo langistai, galiu pasidžiaugti labai gerų rezultatų. Kaip ir minėjau, turėjom iš pradžių problemą, atsiuntė va šitą rėmą, 30 cm, tai yra didesnis buvo. Žinokit, kaip dėjom, širdis pradėjo drebėti, nes iš pradžių pagalvojau, kad aš čia būsiu kaltas ir blogus matmenis atsiunčiau. Bet pasirodo iš tikrųjų ne, biškutį gamyklą prasišovė ten. Bernai vat atvažiavo, tikrai rekomenduoju visiems. Prieš dedantis langus pasiskambinkit, papasakos, nes iš tikrųjų langai nėra tik langai. Ir va tas pavadinimas veka ar ne veka nereiškia tik tai to. Tai žinokit, yra didelis skirtumas, kokia gali būti veka tas profilis, bet va čia koks ta prasme valdymas bus sudėtas. Tai gali būti visiškai skirtingas, pigus kažkoks ir tas rėmas pats jisai nesudaro didžiausios kainos. Pridedu irgi kontaktą, pasiskambikit, atvažiuosi vietą, viską sužiūrės, supasakos. Galiu pasakyti, tikrai savo srities profesionalai ir šitą komandą, tai visiškai prof. Va, čia taip pasikelia ir nuvažiuoju. Įsivaizduokit, čia 300-400 kg. Taip važinėja lengvai. Labas, Konstantinai! Labas, Samuka, kaip tau seka šiandien? Gerai. Gera dienelė? Jo, labai gerai. Nieks neužnervavo šiandien labai stipriai. Direktors biški, bet tai menkos bėdas. Nu šiandien... Tai va šitam naujam, gražiam garaže
Iš tikrųjų, kas nori prisijungti prie komandas, galit parašyti į info@prauta.lt, atsiųs savo CV, nes šiame garaže planuojamas automobilių sausas valymas, sėdinių cheminis valymas, plovimas, tvarkymas ir taip toliau panašiai. Ir jeigu kažkas turi patirties su poliravimu ar kėbulo, sakykime, ten pagražinimu kažkokiu, ar ten keramikinės dangos dėjimu, tikrai parašykit. Ką tu čia atsigėrė? Gyvas, Pauliau? Nepatikėsit, tėtė čia prisipylęs kažką. Tai aš iš pradžių pagalvojau, kad kūrus ar tepals, bet iš tikrųjų čia yra nuovers kraujagyslėm valyti. Tai kraujagyslių valiams spiritas su kadagio šaknim. Tai Paulius spiritą prigėris dabar ir žodį. Eik tu savo, čiut, nenutiko nelaimė. Būčiau suvalgęs. Ir nespėjęs nufilmuoti. Įsivaizduoji? Kad tokių problemų būtų. Kad užteks problemų. Tikrai. Užteks problemų. Pagaliau grįžom į ofisą po visų susitikimų, darbų. Galiu pasakyti, kad dienelė praėjo labai sklandžiai, daug nudirbom, daug padarėm. Komandas superinė šiandien buvo, nuotaika labai gera. Tai darbą pavarvint akis prie ekrano dar reikia. Tai viskas. Labanakt. Ačiū, kad žiūrėt.